Sveikos gražuolės! Šiandien parodysiu jums makiažą būtent su PS kosmetika. Kodėl būtent ši kosmetika? Ne dėl to, kad tai yra naujiena Lietuvoje. Norėjau ir pati išbandyti visas priemonės, na ir papasakoti, pasidalinti tiesiog su jumis savo nuomonę, ką patyriau, kaip jaučiuosi su šia kosmetika. Šią kosmetiką naudoju jau keletą savaičių, kiekvieną dieną tam, kad suprasti, suvokti, ar ji man patinka, ar nepatinka. Kiekvieną priemonę aš manau, kad reikia labiau studijuoti, pasitepti ją bent keletą kartų, tam, kad matyti, kaip mūsų oda, mūsų, tarkim, akis ar panašiai, na, tiesiog visas vaidukas, kaip jis reaguoja į tas priemonės. Tai yra Lenkų gamybos kosmetika, įžengė į Lietuvą plačių žingsnių, netgi Pelenės parodoje mačiau tą kosmetiką, stiliaus kodas vadinasi bendrovė, kuri tiesiog prekiauja, ją buvo didžiulis stendas, aš labai norėjau prieiti arčiau, žinoma, pasičiupinėjau daugiau ten priemonių, kiek spėjau, bet labai detaliai ten pasibūti prie to stendo ilgėliau negalėjau, nes tiek buvo žmonių, visi ten brovėsi prie tos kosmetikos, norėjau pasižiūrėti, pakuotės labai yra gražios, tokios stilingos, paprastos, bet tuo pačiu ir originalios. Vis tik per daugelį metų vizažistės darbo patirties galiu jums pasakyti, kad nėra nei vieno jokio gamintojo, kurio visa dekoratyvinė kosmetika būtų puikiai ideali. Kaip ir visuomet, kai kurios priemonės yra geresnės, kai kurios priemonės yra prastesnės. Taip yra ir su šiuo gamintoju, žinoma. Tai judėkime prie makiažo. Makiažą pradedu nuo štai tokios bazės makiažo ir ji yra štai tokia pompa. Išsispaudžiam. Na ir dabar, kaip paprastą kremą, aš mėgstu sukamaisiais judesiais. Koks yra jausmas? Jausmas yra toks, kad yra sudėti tokio kaip silikono, labai slysta per veiduko, užpildo poras, štai taip ir nepamirštam kaklo srities, žinoma. Na, po to seka štai tokia pudrytė, Long Cover Fluid. Čia rašoma, kad jį gerai maskuoja, na ir normaliai skirta, bei jautriai ir sausai odai. Mano oda nėra per daug sausa, tačiau šis pagrindas buvo mano pasirinktas kaip optimalus man. Štai taip padengiu veiduką, čia yra toks kaip, nežinau, lopetėlė, bet pakankamai yra patogus. Spalvytė 01. Bet žinoma, visos tos kosmetikos aprašymą, kokias priemonės naudojau, kokias spalvytės, viską rasite mano video aprašyme. Na ir tapšnojamaisiais bei sukamaisiais judesiukais aš padengiu savo veiduką su šia pudra. Štai matote iš arčiau, kaip atrodo mano veidas padengus su šia pudra, kažkokių netobulumų per daug aš su ją nemaskavau, tiesiog padengiau veidą. Ir dabar pasiimsiu štai tokį maskuoklį, su kuriuo jau pamaskuosiu paakiukus ir visas kitas vietas. Ką galiu pasakyti apie pudrą, pakankamai gražiai pasidengia, gražiai atrodo ant veido, jos per daug nesimato ant veido, tačiau dienos bėgyje po keletos valandų, kai pradeda išlysti mano tas riebalas, aš vis tik tą pudrą turiu pasitaisyti su sausa pudra, nes ji man pradeda negražiai atrodyti. Nemeluosiu, tiesiog ant mano odos tai nesižiūri, bet po to pataisis visą tą reikalą, viskas atrodo puikiai ir laikosi man iki dienos jau pabaigos. Nežinau, gal tas pirmasis mano išskirtas odos riebalas taip atrodo negražiai su šia pudra, nežinau, kame reikalas, bet esmė tame, kad pačią pudrytę aš vertinu kaip gerą, tik po keletos valandų man pradeda nelabai gražiai atrodyti. Štai taip, dabar padengiu tiesiog su pirščiuku paakius ir kitus netobulumus su štai šiuo maskuokliu. Man jis pakankamai patinka, tačiau jis yra pakankamai tirštas ir dėl to rekomenduotina, kad jūsų pirščiukai būtų pakankamai šilti, tam, kad šita priemonė suskystėtų, nes štai taip su pirščiukais imam. Patinka tom, kad indelis yra patogus paimti priemoniai, nes būna tie indeliai tokie gilesni, čia priemonė yra paviršiuje, dėl to yra lengva ją pasiekti, neturite ten kišti giliai kažkur pirščiuko. Štai taip, na prisipažinsiu, kalbėti ir daryti makiažą tuo pat metu nėra taip lengva, daug lengviau yra daryti tuos makiažo video,
kur tiesiog galime ant fono, ant mūsų makiažo kalbėti ir užtrunka daug trumpiau. Štai taip, 1, 2, 3. Čia aš norėčiau paimti smulkesnį šepetėlį ir pamaskuoti savo kažkokius netobulumus. Štai tokį pasiemu ir padėsiu tiesiog taškiukus tose vietose, kur manau, kad aš turėčiau kažką tais užmaskuoti. Žinoma, per daug nelaukiam, kuo greičiau reikia padengti su pudryte paakis, tam, kad nesubėgtų mūsų raukšlelės. Čiupau sausą pudrą, štai tokią, vėlgi iš PS. Čia viduj matau kažkokių yra vos ne kaip žirniukų, aš nežinau, ar jums matosi, bet tokia keista konsistencija, ko dar pudroje man matyti neteko. Tikiuosi pamatėte. Štai pasiemu ant tokio šepetėlio ir tiesiog pamaskuoju tos savo paakiukus, nes jeigu aš priemonės nepafiksuoju maskuoklio su kažkokia sausa pudra, tai man, žinokite, viskas greitai subėgs. Ir raukšlytės, aš neturiu raukšlyčių, bet žinokit, gali ten subėgti kažkur, kur nereikia. Tai va, dabar pasimsime tiesiog šepetėlį skystą, jau nusišneku, tiesiog sausai pudrai ir štai tai padengsime veidą. Kadangi pagreitom, dieninis makiažas, čia per daug nesistengiam, oi, kaip saulė šviečia, man spigina į veidą, nubalina man totaliai veiduką. Ką galiu pasakyti apie sausą pudrą? Na, šiek tiek man jį matosi ant veido ir man tai nelabai patinka, bet aš tikiu, kad dienos bėgi jį labiau įsigeria ir jau pasidaro ne tokia pastebima. Bet šiuo momentu, kai aš pasidengiau veidą su šitą sausą pudrą, jos padėjau pakankamai daug, jį ant veido, tiesą sakant, matosi, jį yra pastebima. Tai nebus ta tokia lengva pudrytė, kurios nepastebėsite visiškai ant veido. Tai ką, judame dabar prie mano gražiausios veido dalies antakių. Kadangi puslapį rinkausi priemonės labai pagreitom, galvojau, kad tai bus šešėlė, o čia yra toks kaip vaškas. Na ir jis man per daug spalvos neprideda prie antakių, tai yra toks kaip fiksavimo labiau priemonė, tai aš prisidėsiu čia dar rudų šešėlių. Manau, kad irgi iš PS, žodžiu. Antakiams, kam reikia fiksavimo priemonės, tai taip, ši priemonė, aš manau, yra super, bet man kaip tokia jau savininkė su mažu kiekiu plaukų, vaškai įvairiausi ir panašiai, na, didelio poveikio man kaip ir nėra. Tai kągi aš darysiu dabar, pasimsiu šitos paletės tiesiog rudą spalvytę ir užsipildysiu savo antakius. Na štai, antakiai padaryti, gal yra tamsoki, būna ir geresnių antakių dienų pas mane, bet yra kokie yra. Na ir dabar judėsime prie akių, dabar naudosiu šešėlių pagrindą, kurio aš taip iš karto, sakykime, ir nepamėgau iki šiol, nes jį bandžiau čia jau keletą savaičių, jis yra pakankamai tirštos konsistencijos, mergaitės, jeigu paimat ant pirščiuko šiek tiek daugiau, tai pasidaro totaliai tokiais kleckais. Reikia paimti labai nedaug ant piršto ir vėlgi, kaip ir minėjau, pastebėjau, kad kuo šiltesnis yra pirštukas, tuo geriau dengiasi. Štai taip paimu, dabar mano pirštas nėra per daug šiltas, bet pažiūrėkite, kas darosi man, aš nežinau, ar jums matosi, labai pasistengiu. Aš bandau tepti, bandau, tikrai jau terlioju bilenkaip, nežinau, aš labai tikiuosi, kad sufokusuoja. Aš labai atsiprašau, bet šitos priemonės aš tiesiog nesuprantu ir manau, kad gali būti, kad čia yra kažkokia speciali formulė ir labai reikia mokėti ją naudotis, bet, come on, jeigu ši kosmetika yra skirta paprastam vartotojui, tai reiškia, kad turi būti ir lengva naudotis ją, o ne kažkokių specialių technikų imtis ten ir panašiai. Gal čia reikia ant šepetėlio, aš net neįsivaizduoju, bet man tai toks jausmas, kad reikia vis tik ant piršto, bet reikia labai gerai čia ištampyti. Kas yra blogai? Kodėl yra blogai tampyti tą voką? Nes nuo nuolatinio tokio kasdienio tampimo mes galop ištampom tą odą ir pasidarys daugiau raukšlių. Taip, kad aš jums tikrai nerekomenduoju šitos priemonės. Dar šiek tiek man tos priemonės pateko čia po paakiais ir man sugadino pudrą, tai aš pasiėmiau vėl šepetėlį ir vėl ten toj vietoj pavariau, žodžiu, kad būtų gražus vaizdas. Dabar jau imsiuos pagaliau šešėlių, nežinau, aš gerai čia neišretušavau, man vėlgi pasidarė tokiais kaip gabaliukais kažkokiais, nežinau, aš tikiuosi, kad šešėlis viską padengs.
Mano šviesiausia spalvytė yra čia, bet ji yra tokia kaip auksinė, tad aš pasimsiu tiesiog tos pudros sausos, štai šios, kaip ir matėt, ir aš su ją padengsiu va čia priekį voko, tam, kad nedengti su kažkokiu iš karto auksiniu šešėliu. Tai toks variantas turėtų būti švelnesnis. Ir dabar jau judu prie auksinės spalvytės, pasiemu ją su šepetėliu, štai taip. Ir dengiu maždaug nuo voko viduriuko link galo. Geriau tapšnojamaisiais judesiais, kaip matau. Na, kai pasidengia vokas su šešėliu, tai jau tas pagrindas pasislėpia ir netrodot taip baisiai. Pačius šešėlius aš vertinčiau kaip labai fainus, labai smagius dirbti su jais ir jie yra tokie minkštesni, o jau nubirėjo, tai pavalysiu. Jie tokie minkštos konsistencijos, nereikia ten trinti daug, imti ir pakankamai gerai retušuojasi. Bet pastebėjau, kad tiek pudra, tiek visos sausos priemonės, jos yra tokios panašios konsistencijos, tai reiškia lengvai pasiima ir pakankamai daug iš karto pasiima tos priemonės. Tačiau tai reiškia ką, kad tos priemonės daugiau ir greičiau ir išnaudosime. Ir greičiau pirksim naują. Štai taip, padėsime mūsų šešėlį. Na, po to seks, žinoma, rudas šešėliukas. Tam jau pasiemu kitą šepetėlį, kad nemurcinto. Ir toliau judėsim. Pasiimsiu galbūt šitą tamsiausią spalvytę. Tiesiog pabrėšiu štai čia, padarysiu tokį kaip trikampiuką. Iš pradžių, žinoma, viskas atrodo taip žiauriai, kad visko labai daug, bet žinoma, mes viską retušuosime ir tai nebus toks baisusis variantas. Štai taip, aš visada pasiemu, pasidarau tokį trikampiuką kaip ir, o po to jau viską retušuoju. Žinoma, galima daryti kruopščiau, šiandien mano tokia nuotaika yra tep-lep. Na, ta prasme, kad aš per daug nesigilinu, bet tokia nuotaika nereiškia, kad tas makiažas gaunasi prastesnis. Kartais tas tep-lep gaunasi daug geriau, negu ten sėdi ir kiekvieną kropelytę, dalelytę nagrinėji, kaip ten gavosi ir panašiai. Taip, kad manas, jeigu kartais turite ir prastesnę nuotaiką, nemanykit, kad čia jums gausis kažkas labai jau žymiai prasčiau. Dabar pasiemu štai didesnį šepetėlį ir bandau retušuoti. Mano nuomonė, makiažui yra sudėtingiausia būtent retušavimo dalis, kadangi reikia labai gerai mokėti išretušuoti. Tos paničkos, kurių antakiai yra labai arti, tai reiškia vokas, šita vieta nėra tokia plati ir didelė, joms iš viso reikia naudoti kuo mažesnius tos šepetėlius, kad kuo mažiau kliudyti antakius. Štai taip, na ir dar šiek tiek tos tamsios spalvytės papildau. Mano toks yra dažymas stilius, kad aš iš pradžių padedu kažkiek tamsaus šešėlio, po to retušuoju, po to būna dar dadedu, tiesiog viskas ne iš karto, o step by step ir kad nebūtų per daug jokių ten kleckų ir, žinot, nugrybavimų iš šoną, sakykim. Tai geriau žingsnis po žingsnio šiek tiek pildyti, jeigu norima ryškesnio vaizdo. Štai taip, su rudu sujungsime mūsų kampučius. Na ir dabar seka akių pravedimas iš PSM. Štai toks yra galiukas. Čia pasimsiu papildomą veidrodėlį, kad man būtų patogiau ir brėšiu. Tas galiukas, jis yra toks pakankamai judantis. Tai nėra pravedimas, su kurio galite prasivesti super plonai, nes tas galiukas vis tik yra judantis. Aš sakyčiau, kad lengviau yra, kai tas galiukas visiškai yra toks tvirtas ir kietas ir nejudantis ir tada yra lengviau prasibrėžti. Aš čia eyelinerį naudoju jau keletą savaičių, tas galiukas jis buvo kietesnis, bet po to pasidarė toks atlankstesnis. Na ir pati priemonė kaip eyelineris išsilaiko puikiai, tikrai ant mano riebios odos laikosi labai gerai, bet nepasakyčiau, kad čia yra super lengva labai taip tiksliai gražiai nusibrėžti ploną liniją. Čia yra skirta tokiai labiau platesniai linijai nubrėžti. Tame prie tušo, štai tokį tušą iš PS naudosiu savo blakstienyčių dažymui. Šepetėlis atrodo štai taip. Ką galiu pasakyti apie šitą tušą, esu jį bandžiusi ne kartą, pastarosiam savaitėm aš dažausi būtent su juo.
Man patinka, kad šis šepetėlis padeda pakankamai daug pačio tušo, pačios priemonės iš karto ant mano blakstienų, kad aš neturiu milijoninį kartą važiuoti su tuo tušu, braukti per tas savo blakstienytės. Bet tai nėra tušas tas, kuris jums atskirs labai super blakstienas. Čia vat yra vienas sluoksnis, ką aš padažiau. Na ir dėsiu šiek tiek daugiau sluoksnių. Štai taip. Man patinka, aš pagreitom prikleckinu, privarvinu jo, iš tikrųjų rytais, kai suskubu, jis, kaip ir minėjau, neatskiria per daug, bet labiau gal ir sulipina, tiesą sakant, jeigu to tušo daugiau padėti, bet man tiesiog ryte prasibraukti greitai blakstienas, jis labai tinka ir jis labai gerai laikosi ir nebūna man jokių ten fanarų po akim ir super duper mega truper rekomenduoju. Imsiuos kontūravimo veiduko, pasiimsiu bronzerį iš PSM. Kirsto šepetėlio pagalba aš pasibronzinsiu veiduką. Pasiimsiu štai taip. Pasiėmiau priemonės pakankamai daug, bet nepergyvenu. Dabar su šita puse aš tą priemonę tiesiog retušuosiu. Na ir ką, beliko lūpytės, naudosiu štai tokius lūpų dažus iš PSM. Ką galiu apie juos pasakyti? Labai įdomi patirtis, labai įdomiai tepasi, labai įdomi konsistencija. Pirmą kartą tokius bandžiau ir visą laiką pakankamai ilgai. Lengvai, greitai, gražiai pasitepiau lūpytės, spalvytė pakankamai ryški rožinė, bet ryškioms moteriams ryškios spalvos. Makiažas yra baigtas, kviečiu pasižiūrėti. Jums patiko šis video, išmokote ką nors naujo, sužinojate naujienų apie PS kosmetiką, arba galbūt tarėsi kitaip, atleiskite, toks yra mano tarimas. Tai ką, iki sekančių susitikimų, mano gražuolis.